Sveiki! Kviečiu Jūs susipažinti su eTwinning darbastaliu. Kiekvienam eTwinning programoje užsiregistravusiam dalyviui suteikiama virtuali erdvė veiklai, vadinama darbastaliu. Į jį patekti galite iš pagrindinio eTwinning portalo pradžios tinklalapio. Prisijungę matysite užrašą Eiti į darbastalį. Jeigu užrašas pateikiamas anglų kalba, pasirinkite iš sąrašo lietuvių kalbą. Tuomet paprasčiausiai spustelėkite nuorodą ir jūsų darbastalis atsidarys naujame lange. Pirmiausia, jūs matysite informacinį arba naujienų puslapį, kuriame pateikiamos naujienos iš Lietuvos, naujienos iš Centrinės paramos tarnybos, trumpai pristatomi ištekliai, tai yra projektinės veiklos rezultatai, pristatymai, videofilmai ar mokymosi medžiaga sukurta kitų eTwinning programos dalyvių, pristatomos grupės, prie kurių jūs taip pat galite prisijungti ir diskutuoti jūs dominančiais klausimais. Trumpai pristatomi, organizuojami arba jau vykstantis internetiniai mokymosi kursai ir trumpa informacija apie mokytojų kambarius. Pirmiausia, kiekvienam naujai užsiregistravusiam dalyviui siūlyčiau susitvarkyti savo profilį. Viršutinėje juostoje jūs matysite užrašą Redaguoti profilį. Jį spustelėjus atsidarys profilio redagavimo langas, kuriame galite papildyti informaciją apie save, savo mokyklą, eTwinning veiklos pasirinkimus, projekto temas, kokiomis domitės, apie kalbą, kurią norėtumėt bendrauti su būsimais partneriais ir svarbiausia, skyrelis nuotraukų galerija, kurioje galite įkelti savo nuotrauką. Matysite nuorodą Atsiųskite nuotrauką. Pirmiausia, jums reikės iš savo kompiuterio pasirinkti savo nuotrauką ar kitą paveikslėlį, jį nusiųsti. Siuntimas gali šiek tiek užtrukti, priklausomai nuo failo dydžio. Ir pateikti trumpą informaciją apie nuotrauką. Šitą nuotrauką galite naudoti kaip pagrindinę arba numatytoje ir ji bus rodoma jūsų profilyje. Taip pat galite papildyti mokyklos galerijos nuotraukas, pasirinkti jau esamą ar pakeisti naują. Jūsų pateikta informacija ir nuotraukos iš karto bus rodomos jūsų profilyje. Taip pat reikia nurodyti, ar jūs esate pasirengę eTwinning projektui, pasirinkite taip arba ne, ir ar esate pasirengę Comenius partnerystei. Vėlgi pasirinkite taip arba ne. Tuomet kviečiu jūs pradėti pildyti savo eTwinning žurnalą. Jame paprasčiausiai galite aprašyti savo šiuo metu vykdomą eTwinning veiklą. Galite rašyti lietuviškai arba kuria nors plačiau vartojama kalba – anglų, vokiečių, rusų ar panašiai. Tuomet spustelite mygtuką Dalintis. Atsidariusiame lange reikia parinkti trumpą informaciją, tai yra apie ką jūsų įrašas – profesinį tobulinimąsi, asmeninį tobulėjimą, smagią veiklą, patarimus ar kitą. Ir jeigu norite, kad jūsų įrašą lengviau rastų kiti, pažymėkite jį žyme arba reikšminiu žodžiu. Grįžkite į žurnalą ir peržiūrėkite savo pirmąjį įrašą.
Savo žurnale galite dalintis ir nuorodomis arba failais. Pavyzdžiui, pasirinkite norimą failą, tai gali būti nuotrauka ar trumpas vaizdo įrašas, trumpai jį aprašykite ir nusiuntę spauskite išsaugoti. Tuomet pridėkite paaiškinimą ar savo veiklos aprašymą ir pasidalinkite su kitais eTwinning programos dalyviais. Jūsų naujasis įrašas vėl bus rodomas jūsų eTwinning žurnale su pateiktu failu, nuotrauka ar nuoroda. Sutvarkius savo profilį, kviečiu apsilankyti išteklių skyrelyje ir susipažinti su medžiaga, kurią atsiuntė kiti eTwinning programos dalyviai arba pristatomais išoriniais ištekliais. Apačioje visuomet matysite naujausius išteklius, kuriuos galite peržiūrėti, parsisiųsti ir išsisaugoti savo kompiuteryje ar net įvertinti. Taip pat galite ieškoti išteklių pagal temą, amžiaus grupę ar kalbą. Žinoma, galite nusiųsti ir savo išteklių arba savo sukurtą medžiagą bei ją tvarkyti, panaikinti arba papildyti. Visiems pradedantiesiems ir ne tik naudinga apsilankyti mokytojų kambariuose ir paskaityti, apie ką diskutuoja kiti eTwinning programoje dalyvaujantis mokytojai. Tai yra visiškai naujas skyrelis. Tai vieta, kurioje galite diskutuoti pasirinktomis temomis tam tikrą laiko tarpą. Visų pirma, galite ieškoti kambarių pagal temą, kalbą ar pavadinimą. Galite peržiūrėti populiariausius ar naujausiai sukurtus kambarius. Jeigu kambario tema jūs sudomina, apsilankykite jame, paskaitykite, apie ką diskutuoja kiti mokytojai ir jeigu diskusijos jūs sudomino, prisijunkite prie kambario, spustelėję mygtuką prisijungti. Taip pat jūs galite kurti savo kambarį. Dešinėme viršutinėme kampelyje matysite nuorodą Mano kambariai ir mygtuką Sukurti naują mokytojų kambarį. Tuomet atsidarys langas, kuriame reikia įrašyti kambario pavadinimą, trumpą aprašymą, kad būtų aišku, kokia tema ketinate diskutuoti. Dalykus, kurie jūs domina, ar bendravimo kalbą ir išsaugoti pateiktą informaciją. Noriu priminti, kad mokytojų kambariai tai virtuali erdvė, kurioje galite dalintis bendrais pomėgiais ir diskutuoti pasirinktą temą. Tai nėra partnerių paieška. Jeigu norite ieškoti partnerių projektui, naudokitės skyreliu Ieškoti eTwinning dalyvių. Ieškoti partnerių eTwinning projektui ar bendraminčių galite naudodamiesi greita paieška, išplėstinė paieška ar forumu. Jeigu žinote žmogaus vardą ar pavardę, įveskite jį į greitos paieškos langelį. Tuomet atsidariusiame sąraše susiraskite šitą žmogų ir spustelėkite šalia jo vardo ir pavardės esantį mygtuką su žaliu pliusu, kuris leis jums išsiųsti prašymą pasirinktam asmeniui, kad jis leistų įtraukti jį į jūsų kontaktų sąrašą. Noriu atkreipti dėmesį, jei norėsite vėliau pradėti eTwinning projektą, tai jį pradėti galėsite tik tai su tais asmenėmis, kurie bus jūsų kontaktų sąraše. Taip pat galite naudotis išplėstinę paiešką, tai yra nurodydami mokykloje žmogaus turimas pareigas, šalį, temą, amžiaus grupę, kalbą ar
kitą informaciją. Jeigu vis dar nesiseka rasti partnerių, pasinaudokite forumu. Tai yra, paskaitykite kitų mokytojų siūlomas idėjas projektams ar diskusijoms. Ir jeigu jūs sudomino kas nors arba projekto idėja arba pats asmuo, spustelėkite jo vardą, tuomet atsidarys puslapis su informacija apie jį ir viršuje vėl matysite tą patį mygtuką su žaliu pliusu, kurį spustelėję įtrauksite pasirinktą asmenį į savo kontaktų sąrašą. Kaip jau minėjau, pradėti naują projektą galėsite tik tai su tais asmenimis, kurie bus įtraukti į jūsų kontaktų sąrašą. Atsidarę skyrelį projektai, matysite mygtuką sukurti naują projektą. Tuomet atsidariusiame lange turėsite pasirinkti asmenį iš kontaktų sąrašo, su kuriuo ketinate pradėti projektą. Tuomet užpildyti trumpą informaciją apie būsimą projektą. Galite pildyti lietuvių kalbą arba kita plačiau vartojama kalba. Įrašysite pavadinimą, trumpą aprašymą, pasirinksite bendravimo kalbą, nurodysite, kokio amžiaus mokiniai ketina dalyvauti projekte, kiek jų ketinate įtraukti, pasirinksite dalykinę sritį, įrankius, kuriais ketinate naudotis ir trumpai nurodysite tikslus, darbo eigą bei tikėtinus rezultatus. Sekančiame langelėje galėsite peržiūrėti visą informaciją ir tuomet spustelėti mygtuką pateikti. Iš karto po to pirmiausia bus išsiųstas informacinis laiškas jūsų partneriui, kad jis peržiūrėtų jūsų pateiktą informaciją ir pritartų kvietimui prisijungti prie projekto, o tuomet išsiųstas pranešimas jūsų nacionaliniai paramos tarnybai, kuri peržiūrės jūsų pateiktą informaciją ir patvirtins jūsų projektą. Kai projektui pritars jūsų būsimi partneriai ir nacionalinė paramos tarnyba, iš karto matysite jį skyrelyje projektai. Galėsite redaguoti informaciją apie jį, pridėti naujus partnerius ar administruoti esamus, pildyti projekto dienoraštį arba patekti į projekto TwinSpace. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį ir į tai, kad eTwinning darbastalėje veikia vidinio elektroninio pašto sistema. Kiekvienam vartotojui yra sukurta atskira pašto dėžutė, kurioje galite rašyti elektroninius laiškus eTwinning portale užsiregistravusiems asmenims arba perskaityti kitų atsiųstas žinutes. Tai tiek apie naująjį eTwinning darbastalį, linkiu sėkmės naudojantis juo ir kūrybinių idėjų jūsų eTwinning veiklai.